Ačiū. Laura, prašau. Tai pasirodė, mano nuomonė, ir aš nežinau, yra didžiulių problemų visame pasaulyje, taip ir Lietuvoje, ir man tiesiog įdomu sužinoti, jeigu ekonominė krizė nėra problema, nes mes susiję su skandinaviškais bankais, man įdomu sužinoti iš kiekvieno kandidato, kokie jūsų nuomonė yra Lietuvos iššūkiai, ir tuomet jau galima kalbėti, ar jūs turit programą, kaip juos spręsti. Taip. Tai niekam nepaslaptis, kad ekonomika Lietuvoje nėra pati tobuliausia, dėl to jūs čia ir esat tikriausiai visi. Bet kaip juos spręsti tuomet iš karto? Kaip spręsti, tai čia nėra recepto tokio greito, čia negreito maisto, reiškia, įstaiga, tikrai čia yra finansinės problemos, ekonominės, kurias sprendžia būtent, aš jau sakiau, kad aš tikrai nesu patyrus toj srity ir būsiu juokinga, jeigu aš čia dabar žadėsiu kažką, kad atpiks ar ką. Čia yra sistema visa, mokesčių mažinimo tenai ar kažkokiais kitais būdais. Aš negaliu atsakyti tą klausimą, aš tik suprantu, kad ekonomika pas mus yra tikrai ne pačioj geriausiai dabar yra būklė ir ją būtina keisti įstatymus kažkokius. Tai irgi darbas būnant Seime. Jeigu aš einu į Seimą, aš turiu žinot konkrečiai, ką aš darysiu. Todėl aš jūsų noriu paklausti, ką reiškia jūsų žodis kažkaip? Kelias konkretus, taip, ekspertai, paskui spręsim tas problemas. Konkrečiai, nežinau, negali konkrečiai pasakyti, ką ir kaip ir kokius įstatymus. Negaliu aš. Mano akimis ir mano programa iš tikrųjų būtų... Aš manau, kad mes turim spręsti ne tik finansinės problemas, nes žmonės išvažiuoja į užsienius ir tą migraciją mes įvardinam kaip didžiulę problemą, ar ne? Žmonės išvažiuoja į užsienius ne tik todėl, kad jiems ten gyventi finansiškai yra blogai, bet todėl, kad trūksta savirealizacijos, už tai, kad trūksta paprasčiausio padaraus žmoniško elgesio su kitu žmogumi. Ir per socialinį švietimą, per normalų švietimą, per aukštąjį mokslą, pagaliau mokyklų programas mes turėtumėm kažkaip tapti žmonėmis vieni kitiems. Ir tada manau, kad atskirtis nebūtų. Aš skirstyčiau dvi dalis tuos iššūkius, vieni ekonominiai, apie kuriuos jūs šnekėjot, kiti kitokį. Tai jeigu nuo ekonominių, tie 3 iššūkiai, man labai patiko, kaip Prancūzijos finansų ministrė pavadino 3F. Fuel, Food, Finances. Fuel, Food, Finances. Brangstantis kuras, brangstanti energija. Pigios energijos laikai baigėsi. Lietuvai taip pat. Ir Lietuvai ypatingai, kadangi pas mus per porą metų, nuo 5 berods metų, 4-gubai dujos pabrango. Nafta pabrango nuo 7 metų pradžios 2-gubai. Kartais. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ūkis, kuris sukasi ant tų dalykų, jisai turi permastyti, kaip sudėlioti sąnaudas savo, kaip vykdyti gamybą. Jeigu šitaip vienas komponentas pabrangsta, reiškia, kad kažkokia gamyba nustoja būti naudinga, pelninga. Reikia ieškoti, kur resursus mesti kitur. O kita vertus, galbūt kaip taupyti tuos išteklius. Lietuva vystėsi ekonomika labai sparčiai vystėsi, apie 10% BVP augimas, apie kurį šituose kraštuose, čia aplink, niekas jau nebesvajoja, airiai pergyveno šitą, jau pamiršo šitos laikus. Ir mes iki šiol dar vystomės, antro ketvirčio duomenys, visi verkia, kad vai bėdos, bet ekonomika rieda į priekį, jinai nesusitraukia, plečiasi tik lėčiau, 5%. Pasakykit Britams, kad pas mus ekonomika 5% auga ir mes verkiam. Bet tai yra faktas, kad jeigu mes nepersitvarkysim, tai į tą didelį augimą mes išeiti nebegalėsim atgal. Tai tas ūkio persitvarkymas, suradimas nišų, kur eksportuoti savo produkciją, kad lietuviška produkcija žinotų ir ne tik žemės ūkio produkcija, dešras kokias aralų, bet ir rimta produkcija. Šitie iššūkiai yra ir juos reikia nugalėti. Infliacija, be abejo, infliacija. Maistas brangsta visam pasaulyje, Lietuvoje ypatingai, bet Lietuvoje mes nuo mažesnio lygio pradėjom. Mes atėjome Europos Sąjungą su 4 kartais mažesniam kainom. Kaip jūs įvaizduojat, Vilniui ir Alytuje, ar gali skirtis pieno kainos 3 kartus? Gali. Vilniui ir Alytuje parduotuviai, aš abejoju, 100 km, aš abejoju. Tas išsilyginimas vis tiek vyksta. Kitų prekių taip pat. Bet yra ir kiti iššūkiai. Dėl finansų rinkų, aš sakau, mus palėtė dėl to, kad mes žemai išsivystė, mes dar rašom nuo balto lapo, palėtė silpniau ir palies silpniau finansų šitą krizę. Bet aišku, mums brangsta pinigai. Pinigai pabrango ir toliau brangs ir tai problema ir valstybei, kuris skolinasi, ir įmonėms, kurios skolinasi.
Ir tas pinigėlių srautas į verslą iš Švedijos, iš Suomijos, kad tik tai jisai neišsausėtų, kad tik nenusausėtų. Čia reikės dirbti pakankamai smarkiai. Kiti senėjimai vardinčiau kaip rimtą problemą. Visuomenė senėja, pas mus daugėja žmonių, kurie baigė savo darbo karjerą, išeina į pensiją, bet mes dar dirbtinai išmušam iš darbo rinkos ir kitus. Pavyzdžiui, moteris, kurios augina vaikučius. Ir čia mano galva rimtas dalykas. Dabar aš manyčiau, kad tas sprendimas 2 metai su sodros pinigais auginti vaikutį, iki 2 metų. Niekur Europoje tokio nėra. Europoje niekur nerasi. Maksimumas 1 metai pasėstus. Tai čia tarpinis sprendimas. Mes iš tikrųjų, aš pasirašyčiau ir labai paremčiau tą idėją, kurią Gordonas Braunas dabar išsakė. Nemokama vaikų priežiūra, kad tėvai galėtų grįžti į gamybą. O tai mus gelbėtų. Ir šituo socialdemokratai dabar skiriasi nuo konservatorių ir Lietuvoje. Ir vartotojų visuomenė. Vienas filosofas, ne socialdemokratas, pasakė labai įdomią man patikusią mintį. Lietuvos didelė problema yra tai, kad mes vartotojišką visuomenę sukūrėm anksčiau negu pilietinę. Kuom skiriasi, kokios yra kažkokios tai ypatybės, būtent airių išeivijos ir, nežinau, kieno čia paklaust, kad sulyginti ir Britų, pavyzdžiui, Londono išeivijos, lietuviai, ar jie kažkuom skiriasi bendruomenės, ar tos pačios problemos? Be abejonės skiriasi. Kuom būtų įdomu? Kadangi, matot, kiekviena bendruomenė yra įsikūrusi labai skirtingai. Sakykime, Didžiosios Britanijos, Jungtinės karalystės bendruomeniai yra 50 metų ir daugiau. Dabar jau 60, atsiprašau. Amerikoje irgi žmonės jau gyvena labai seniai. Amerikoje, bet čia šalis yra. Tiesiog Airijoje bendruomenė įsikūrusi 2005 metais. Taip, kad tos problemėlės, jos aišku, visada yra truputėlį skirtingos, bet yra ir didžiosios, piktosios problemos, kurios visada mums labai rūpi. Tai kaip ir minėjau, tai yra iš tikrųjų lituanistinis švietimas, rimtas švietimas, nes mūsų vaikams iš tiesų neužtenka tik tai šeštadienį ateiti ir 3 valandėlį pasimokyti lietuvių kalbos. Mums trūksta programų, nėra švietimo normalių programų, centralizacijos. Yra dirbama šiuo metu pasaulio lietuvių bendruomeniai, yra sudarytos komisijos ir žmonės iš tikrųjų sunkiai dirba tam, kad padarytų kažkokius nuostatus to mokyklom, kad jas galima būtų įteisinti, kad galima tiem vaikam būtų duoti iš tikrųjų baigimo sertifikatą padorų. Yra labai daug apie ką šnekėti. Iš tikrųjų reikia šnekėti su tai žmonėm ir dalyvauti turbūt ir suvažiavimuose, kad iš tiesų išgirst, nes kiekvienas kraštas, kiekvieną kartą atveža vis kažką naujo ir kiekvienam krašte reikia išspręsti vieną ar kitą dalyką. Prioritetai gali šiek tiek skirtis. Bet problemos tos pačios šitas. Pačios didžiosios taip. Gerbiamai finansų ministrai, jūs būkit malonus, pasakykit, kiek nuo priklausomybės metų Lietuva yra prasiskolinusi. Ačiū. Pinigais tai yra maždaug apie 14, kadangi 1% dabar yra 1 milijardas litų apytikriai. Tai maždaug, arti 15 milijardų litų. Viešoje sektoriaus skola. Viena detalė, paprastai, labai žmogiškai kalbant, žmogiškais skaičiais, ne procentais, ne milijardais, kurių mes net neįsivaizduojam, o tiesiog, kiek yra skola vienam gyventojui. Jūs galite pasakyti? Po kiek? Po 5000 litų. Kadangi jūs jau kai mes įstojame Europos Sąjungą, nuo to laikotarpio jūs vis tik valdžioje, tai noriu paklausyti, nedarbingumo lygis Lietuvoje, kiek tai įtakojo emigrantai, išvažiavimas žmonių emigracija ir iš viso suskaičiavę pagaliau, kiek iš viso iš Lietuvos išvyko darbingų žmonių? Kiek išvyko yra tik tai vertinimai, kadangi jūs patys žinot, kaip jūs išvykot, didžioji dauguma. O kaip suskaičiuoti, jeigu, sakykime, formaliai savo vietą, gyvenamąją vietą perdeklaravo, ten juokingi... Kodėl? Jeigu žmogus nedirba, nemoka mokesčių, labai lengva suskaičiuoti. Kad išvažiautų žmonių daug, o dėl ko mes ginčiamės? Kad daug žmonių išvažiavo? Ar jūs sakot, kad tai vienintelė priežastis, kodėl bedarbystė sumažėjo Lietuvoje? Tikrai ne vienintelė. Ne vienintelė. Tikrai ne vienintelė. Iš esminių. Viena, taip, iš esminių, aš sutinku. Bet ne vienintelė. Nes darbo vietos toliau kūrėsi. O dabar toks įspūdis, kad kada čia pasidarė sunkiau, žmonės atvažiuoja atgal.